Nuo artojų krašto iki jūrinės valstybės. Ar įmanoma artojų kraštui tapti jūrinę valstybę? Pakelti žvilgsnį nuo plūgo į horizontą, pajausti vėją ir bangas. Tai iššūkis, kuriuo didžiuojasi jau 90 mečius jį priėmę Lietuvos buriuotojai. Nežinia, kada Lietuvos vandenyse pasirodė pirmosios burės. Tačiau būtent prieš 90 metų, 1935 birželio 4, savo veiklą Klaipėdoje pradėjo Lietuvos buriuotojų sąjunga. Bendriems tikslams jį suvienijo mylinčius vėją ir bangas. Klaipėdiečiai vos tapę Lietuvos dalimi suprato, kad jų misija dovanoti Lietuvai jūrą. Taip, pirmą kartą Baltijoje pasirodė skautų jachta lietuvišku pavadinimu Budys. Jau 1937-aisiais jachta Žalčių karalienė laimė pirmąją vietą didžiausioje Baltijos jūros regatoje aplink Gotlando salą. Net švedų tąkart negelbėjo jų ilgametė jūrinė patirtis. Legendinė lietuvių jachta buvo neįveikiama. Galima tik spėlioti, kaip greitai po tokių pergalių lietuviai arklus būtų iškeitę į baltuojančias bures, jei palankaus vėjo nebūtų sumaišęs Antrasis pasaulinis karas. Į Lietuvą veržintis okupantams buriuotojai buvo išblaškyti po visą šalį. Dauguma jachtų išplėštos ir sunaikintos. Vis dėlto net šiais tamsiais laikais Nemune ties Kaunu, Trakų ežerinė ar Šiaulių Rėkyvoje kartais pakildavo burės. Jos pranašavo, kad ateis šviesesni laikai. Pirmieji pokario metai. Netekę didžiosios dalies laivų, buriuotojai neskuba grįžti prie Žagrės ar Arklo. Okupantams užėmus žemę, jūra žada laisvę. Šios idėjos vedami buriuotojai viską pradeda kone nuo pradžių. Kaune pokariu pirmosios burės pakyla Nemune bei Nevėžyje. Tačiau įžvalgi buriuotojiška akis numato, kad Kauno hidroelektrinės statybos metu suformuotas vandens telkinys galės tapti buriavimo centru. Jau 1959-aisiais didėjantis kauniečių laivynas persikėlė prie Pažaislio į naujai atsiradusias Kauno marias. Po dešimtmečio Kaune atidaryta vaikų ir jaunimo buriavimo mokykla, o Lietuvos kūno kultūros institute įvesta buriavimo specialybė. Jau 5 dieną vieši Respublikos fintaurės varžybų dalyviai. Regatoje dalyvauja vilnietis buriuotojas Borkengagenas, daugkartinis čempionas kaunietis Žumpakis, Latviškis Žukauskas. Finalinis užplaukimas. Visi šverbutai neblogai startavo, tačiau greitai grupei suskyla. Mat startas paprastai duodamas prieš vėją. Prasideda laviruoti. Štai čia kiekvienas ir parodo savo sugebėjimus. Nepavyko. Bet buriuotas kaip džigitas pirma pasirūpint žirgu, o tik paskui savimi. Varžybų distancija apie 10 jūrmylių, o taisyklės kietos. Vos prisilietei bojus, gali toliau neplaukti. Susumavus 5 dienų kovos rezultatus, pirmoji vieta atiteko Vilniaus buriuotojai Borkengagenui. Jam Respublikos fintaurė, asmeninės dovanos, na ir tradicinė maudynė. Link jūros judėjo ir kiti Lietuvos miestai. Burės kyla Plateliuose, Elektrėnuose, Šiauliuose, Marijampolėje, Nidoje. Vilniečiai 1954-aisiais pradeda legendinės Kuršių marių regatos tradiciją. Klaipėdos buriuotojams darosi aišku, kad jūra okupuotam kraštui gyvybiškai svarbi. Tad nuo 1974-ųjų organizuojamos jūrinio buriavimo pirmenybės. Atsidavusių buriuotojų darbai davė vaisių. Paskutiniaisiais sąjunginiais dešimtmečiais be medalių Lietuvos buriuotojai iš SSRS čempionatų negrįždavo. Pergalės olimpinių klasių ir jūrinėse varžybose erzino okupantę, nes demonstravo, kad Lietuvos buriuotojų širdys nepasidavė priespaudai ar suvaržymams. Jos laukia savo valandos.
1989. 3 jachtos Lietuva, Audra ir Dailė pasirengusios perplaukti Atlantą. Jos iškelia kol kas dar vien viltyse egzistuojančios valstybės trispalvę ir palieka Klaipėdos uostą. Lietuva atgimsta. Tokią drąsią žinią pasauliui nešė buriuotojai. Lietuva atgimsta, kartojo, kai likus vos porai mėnesių iki kovo 11 dienos nepriklausomybės atstatymo akto paskelbė apie Lietuvos buriuotojų sąjungos atgaivinimą. Alkani. Tokie pasitinkame nepriklausomybę. Alkani pergalių, žygių, savo vardo, o kartu ir savęs įtvirtinimo pasaulyje. Jau 1997-aisiais Raimondas Šiugždinis iškovoja pirmosius Europos ir pasaulio čempionato aukso medalius. 2008-aisiais Gintarė Volongevičiūtė padovanoja Lietuvai pirmąjį ir kol kas vienintelį olimpinį sidabrą, o taip pat pirmąjį pasaulio čempionato auksą, Europos sidabrą ir bronzą olimpinėje jachtų klasėje. Įžengus į 2020-uosius prie jos prisijungia pasaulio bronzą ir Europos sidabrą iškovojusi Viktorija Andrulytė. Šiandien turime net 8 olimpiečius. Buriuojame skirtingomis olimpinėmis jachtų ir burlenčių klasėmis. Aukštus pasiekimus demonstruoja ir jaunieji buriuotojai tokiose jachtų klasėse kaip RS Feva, Optimist ar Ilka 4. Nuo pirmųjų nepriklausomybės dienų savo buriuotojišką alkį malšinome ne tik atkakliai siekdami sportinių pergalių, bet ir drąsiai atverdami jūros vartus į pasaulį. Mūsų jachtos Lietuva ir Laisvė nešė žinią pasauliui apie mažą didelių siekių valstybę. Tūkstantmečio Odisėjos misija įrodė, kad jūros ir vandenynai neskiria, bet gali sujungti pasaulyje įsibarščiusius tautiečius. Mes pasiekėme tolimiausius pasaulio kampelius, buriavome atšiauriausiose akvatorijose, stojome prie starto linijos prestižiškiausiose regatose. Esame vos 3 milijonų valstybė, tačiau turime tautietį Roką Milevičių, startavusi Volvo Ocean Race lenktynėse aplink pasaulį. Turime vieną iš 8 pasaulyje egzistuojančių Volvo 65 lenktyninių jūros bolidų, su kuriuo startavome The Ocean Race Sprint Cup varžybose. SSL Gold Cup taurėje varžydamėsi su 56 valstybių stipriausiais buriuotojais įrodėme, kad esame tarp 16 stipriausių buriuotojiškų valstybių. Visa tai mūsų valios ir ryžto triumfas. In this round, we saw every single team struggling to pass to the next round, except for one team. Team Lithuania had a clean sweep. Lithuania won every single race, including the final one. With their 20 points in 4 races, they broke all the winning records so far in the competition to the quarterfinals. Na, kol mes veržėmės į pasaulį, pasaulis atėjo pas mus. Mūsų buriavimo meka Nida atrado ir pasaulio buriuotojai. Čia jau įvyko tokių jachtų klasių kaip Platu 25 bei 470 jaunimo pasaulio čempionatai, RS Feva Europos čempionatas, Kurčiųjų pasaulio buriavimo čempionatas. Klaipėdoje startavo The Ocean Race Europe varžybų prologas. Laisvė kvėpuojanti buriuotojiška dvasia užkrečiama. Baltija, Viduržemis, Atlantas, Arkties ar Ramusis vandenynai. Lietuvos trispalvė nebestebina nė vienoje akvatorijoje. Net buriuotojų Everestu vadinama Horna, šį maksimalaus meistriškumo reikalaujantį iššūkį, jau nepabijojo priimti beveik 100 Lietuvos buriuotojų. Šiandien turime progą su dėkingumu žvelgti į praeitį ir švęsti dabartį. Istorijos ir stichijos išugdyti bei užgrūdinti drąsiai kūrėme ne tik Lietuvos buriavimą, bet ir pačią Lietuvą. Šiandien galime su įkvėpimu svajoti apie ateitį. Jau žinome, svajonės pildosi, kai tikime, kai dirbame išvien, kai nepasiduodame sunkumų akivaizdoje. Šiandien mums nebesvarbu, ar tojų ar buriuotojų esame kraštas. Svarbiausia, kad žinom, kaip išarti giliausią vagą net ir vandenyne.